O čia yra kakučio juokeliai. Tyliajame žaidime ir Mr. Monkey Jokes pasirodo tokie vardai kaip Pebble Dasher. Pebble Dasher. Pebble Dasher. Vaikui tai skamba kaip bet koks kvailas vardas. Na, bėgantis akmenėlis. Tačiau anglų kalboje Pebble Dashing yra labai specifinis posakis, kurį suaugusieji naudoja kalbėdami apie labai stiprų viduriavimą. Tačiau kita frazė, kurią jie sako, dingleberries, yra panašus terminas. Gerai, dingleberries. Bet šis jau yra daug labiau žinomas ir tiesioginis. Jis reiškia prie kūno prilipusius išmatų gabalėlius. Dieve mano, todėl Disney tikrai iškirpo šį juokelį. Grįžtame vėl prie tėčio kūdikio. Čia, scenoje, kur vyksta gimdymas, yra kažkas, kas tikrai nutinka realiame gyvenime. Kadangi gimdymo metu reikia labai stipriai stumti, jei mama prieš gimdymą nenuėjo atlikti didelio reikalo, jos prilipę išmatų gabalėliai dažnai išlenda dėl pastangų. Ir tai jie pavaizdavo šioje Bluey scenoje su maistu.